Transporto logistikos studijų programa galbūt yra orientuota į tuos studentus, kurie nori būti įvykių sūkuryje, kur reikia priimti greitus sprendimus. Ir šitoje vietoje tos kompetencijos ir jų sustiprinimas ir išugdymas yra labai svarbus. Jaunatviškas veržlumas arba tos asmeninės vertybės, kurias jūs turite būti tuose įvykiuose, priimti sprendimus, greitai, čia ir dabar spręsti problemas. Mane tikrai nuoširdžiai domina visas transporto judėjimas, logistinės grandinės, o būtent Korkingo kolegiją pasirinkau dėl to, nes daug žiauriai gerus atsiliepimus tiek apie kolegiją, tiek apie dėstytojus, tiek apie visą bendravimą kolegijų. Tiek su dėstytojais labai geras ir artimas ryšys yra, tiek su studentais bendrakursiais labai ir aptariam viską ir pasikalbam, kai reikia ir padedam viens kitam. Ir tiek visa aplinka ateina ir jautiesi, kad esi svarbus ir kad esi antroji šeimoje savo. Iš pradžių tai čia galvojau, kad bus labai daug teorinio mokymo, bet labai nustebino, kad labai daug praktinių žinių ir realių uždavinių, kuriuos tu sprendi realiam gyvenime. Tai visus uždavinius, ką jis sprendė kolegijoje paskaitose, realiu laiku aš panaudoju realiam gyvenime darbo dienomis, kai to reikia. Studijas pasirinkau būtent šias dėl to, kad dirbau šį darbą, patiko, labai sudomino, norėjau gilinti žinias. Mes atėję iš mokyklos, pripratę prie to spaudimo viso mokytojų, labai nustebino, kad visi žmonės labai šilti, visi labai draugiški, labai gražiai, geranoriškai priima ir padeda. Jeigu save matai transporto logistikos sektoriuje, tai transporto logistikos studijų programa tikrai tau.